Sveikučiai, sveikutės. Senokai jau nesimatėme, iš tikrųjų, labai ilgai nefilmavau. Labai ilgai nefilmavau jokių vlogų, iš tikrųjų, ir neįkėliau nieko, nes iš tikrųjų dabar mano gyvenimėlis apsivertęs 360 laipsnių ir nebelieka, atrodo, laiko niekam. O kadangi video montavime labai daug laiko užima, tai viskas ir apstojo. Tai žodžiu, papasakosiu greitai, kuom dabar gyvenu, bet tai padarysiu tada, kai pasidarysiu kažką pusryčių. Nu ką, greitai įrašysiu, ko laukiu prie pervažos traukinys. Važiuoju dabar, kadangi žiūri, mažai laiko turiu, iš tikrųjų susirašiau dabar į mokslus. Tai kas liečia mokslus, labai daug kas pasikeitė. Iš SMK įstojau į kitą vietą mokintis. Ir kaip matote, sėdžiu mašinai, tai nusipirkau mašiną per tą laiką irgi, na žodžiu, daug labai buvo pokyčių. Kągi, traukinukas pravažiavo. Nu ką, atvažiavau prie savo kolegės. Tai šiuo metu studijuoju KVK. Iš SMK išėjau, nes tenais 3 savaitėm praėjus dar nevyko nei paskaitos, normaliai nieko iš viso ir buvau labai nusivylusi ir paskaitas sukrovė vakarais ir didžioji dalis jų nuotolinių. Nu, tai manęs tokie dalykai netenkino, turint omeny, kad tikrai nemažą pinigų sumą mokėti reikia už paskaitas, dėl to paskutinę minutę išėjau ir perėjau į KVK. Aišku, šiuo metu labai yra sunku, todėl kad turiu labai greitai išmokti viską, ką visi mokinosi tas pirmas 3 savaitės ir mokintis be abejo dabar. Gal taip geriau. Ir mokintis be abejo dabar su visais kartu, tai iš tikrųjų labai daug ir streso buvo ir susirgau tą savaitę, nes aš dar ir dirbu be išeiginių, nes ir savaitgaliais dar nusprendžiau padirbti. Nu žodžiu, tai truputėlį yra sudėtinga, o informatikos studijos yra labai sunkios iš tiesų. Tai va, tai yra visokių tų įspūdžių ir jau turėjau nemalonių patirčių ir su dėstytoja viena ir tie grupiokai mano visi labai jauni, dar vieną nepažįstu, nes su manimi nekalba, nebendrauja. Nežinau kodėl, ar dėl to, kad jie nežino, kaip su manimi bendrauti, nes aš jiems tetą atrodau, ar jie tiesiog nežinau, dėl to, kad aš vėliau atėjau, ar dabar toks jaunimas šiais laikais, kad jie nelabai nori bendrauti su vyresniais ir jie atrodo gal, kad man čia ne vieta. Nežinau, tačiau tai, nu, aišku, nėra malonu, bet kita vertus aš atėjau čia ne draugų ieškoti, o mokytis, bet tiesiog būtų gerai, kad nors oficialiam lygiai išlaikytų tas bendravimas ir kad nors labas viso gero ten, ar jeigu komandom reikėtų dirbti, kai vat kartais reikėdavo ir aš likdavau viena. Tai va, tai tikrai labai nesmagu. Šiandien turėjo būti fizikos kontrolinis, bet aš jį nejau, nes aš nesu jam pasiruošusi, kadangi jie mokinosi jau visą tai 3 savaitės iki man pradedant mokintis, o manęs nebuvo ir aš fizikos visiškai neatsimenu nuo mokyklos laikų, tai aš sakiau, man reikia daugiau laiko pasiruošti ir tikrai turi leisti man padaryti atsiskaitimą vėliau atėjus kitą kartą. Tai va. Ja, tai va tokios takelės su mokslais, tai prieš pat mokslus realiai nusipirkau mašiną, tai pagaliau labai norėjau ir paskui, aišku, pasidariau operaciją kojos. Tai va jau 6 savaitės prabuvau su ortopediniu batu ir dabar jau nusijėmusiu, pradėjau reabilitaciją lankyti. Tai va tikiuosi, kad 3 kartas nemelavo ir mano kojytė atsistatys ir kad viskas bus gerai. Tai va, o toliau tai lėkiu į paskaitas, šiandien bus naujas dalykas, duomenų bazių pagrindai. Dar nebuvau šitoj paskaitoje, tai nenoriu vėluoti. Paskaita prasideda už 4 minučių, tai jau turiu lėkti. Ir po to lėksiu iš karto į darbelį. Tai jau nežinau, ar bet turėsiu laiko su jumis pasisveikinti. Tai iki for now. Nu ką, grįžau iš savo kolegės. Tai žodžiu bairis. Aš visą savo tvarkaraštę esu persirašiusi iš interneto į užrašų knygutę, tam, kad bet kada galėčiau greitai pasiekti, pasižiūrėti kur kokią kabinetą ir visą kitą. Na ir vienu žodžiu atvažiuoju, žodžiu, į kolegiją ir kabinetą neužsirašiau, į užrašų knygutę, nu reikia lysti į žodžiu internetą, tą tvarkaraštę pasižiūrėti. Koks tas kabinetas pasirodo, mano paskaitos nėra, perkelia į rytojų. O rytojų tuo laiku turėjau į reabilitaciją įti dėl kojos. Tai žodžiu, atvažiavau veltui, be reikalo į čionai. Vienu žodžiu, geriau galėjau pabūti namie pasimokinti, bet iš tikrųjų aš vis tiek čionai nuėjau į biblioteką, kad jau nevažiuoti atgal, tai nuėjau į biblioteką, pasėdėjau, pasimokinau, biškį paprogramavau, ten namų darbų visokių padariau žodžiu, tai bent jau taip išnaudojau laiką. Tai va, kaip reikia iš tikrųjų tikrintis, vos neturbūt kiekvieną dieną, ar kažkokių pakeitimų nepadarė. Tai va, dabar reikės, mano žodžiu, pastoji tikrintis, nes niekada nežinosi, ką gali pakeisti. Tai va, tai pasimokinau, džiaugiuosi, padariau kai kurios namų darbus, bandau pasivyti savo kursiokus. Tai va, tai dabar lėksiu į darbelį.
Tai va, ir jau, ko gero, nesusitiksim, nežinau, gal vakare kažką dar biškai pafilmuosiu. Noriu kažkaip truputėlį jūs pasimti keletą šios savaitės dienų su savim ir parodyti, kokia yra mano dabartinė rutina, dabartinis gyvenimas, bėgimas, lėkimas. Tai va, kiekvieną kartą pakalbėsiu gal kažką tai į kamerą, po minutę dvi, kažkur prabėgom, jeigu spėsit. Tai va, tai pamatysit, kaip dabar gyvenu. Ką visai pamiršau, iš tikrųjų grįžus namo per bereiką padaryti kažką tai truputį update. Tai grįžau namo 8 valandą, ne 8, prieš 9 ir pabaigiu savo darbus iš namų, nes dirbu iki 1 nakties. Tai va, tai tokia mano buvo busy dienelė šiandieną. Tai ką noriu dar papasakoti, ko nepapasakojau prieš tai, tai kas atsitiko su mokytoja ir kodėl jinai nuvylė mane, nebuvau užsiminusi, nepapasakojau apie savo grupiokus, kad jie nelabai šnekus yra ir visa kita. Tai tiek dėl grupiokų, tai aš visiškai nepergyvenu, kaip jau sakiau, aš nesu tenais draugų ieškoti ar kažko, tai labai galvą neįmu, suprantu, kad aš esu ten vos nedvigubai vyresnė už juos, kurie tenais mokosi. Tai kaip sakant, jie visai kitaip į mane ir žiūri, nes kai teko kelis kartus bendrauti, tai mane kreipėsi jūs. Tai man atrodo, jie tiesiog man kaip vyresnė jaučia pagarbą ir nežino, kaip su manim kalbėti. Tai kaip sakant, nelabai imu į galvą, aišku, jaučiuosi šiek tiek vieniša grupėje, kai neturiu su kuo pasikalbėti. Arba kai yra grupinės užduotis ir visi susiskirsto grupėm ir aš lieku viena, tai čia nėra labai smagu, bet per daug į galvą neėmiau ir gal iki tol, dabar irgi neįma, bet tą dieną būtent, kai su to mokytojo, kaip pasakyti, vyko tas incidentas, tai labai kažkaip mane smarkiai palėtė tas dalykas. Tai kas gavosi, kad tai buvo fizikos pamoka ir aš nežinau, ar ta mokytoja kažkaip prieš mane nusiteikusi, ar kas yra, nežinau, ar jos nuomonė, kadangi tokia vyresnė ganėtinai, sakyčiau, jie į pensiją netrukus reikėtų eiti, aš taip įsivaizduoju. Tai aš manau, kad gal jinai kokius senamadiškų pažiūrų, nežinau, man pametė tokią mintį draugai, su kuriais kalbėjau, tai mano žodžiu, gal jinai galvoja, kad man ne vieta, kad aš per sena mokintis ar dar kažką, tai ar jai nepatinka, kad aš vėliau įstojau, aš nežinau iš tikrųjų kokios tas priežastis, bet buvo laboratorinis darbas ir tai buvo mano pirmasis laboratorinis darbas, aš niekada nesu tokių dalykų dariusi, kadangi prisijungiau 3 savaitės vėliau, tai informacija, kurią dalinosi jinai su studentais, kai jie tenais užsirašinėjo pasirašymui tam laboratoriniam darbui, tai aišku, manęs tuo metu nebuvo, kad viską užsirašyti. Na ir gavosi taip, kad aš paklausiau jos klausimo, kaip čia ką daryti, atėjo, truputėlį paaiškino, paskui norėjau paklausti dėl vieno dydžio tenais įvardinto ir jinai atėjus pradėjo iš manęs išsikinisinėti. Vienu žodžiu, ir tipo, ką tu čia nežinai, vienu žodžiu, čia eik į internetą susirask, aš nuėjau į internetą, galvoju, gerai susirasiu, kas tas yra, žinai, ką tai reiškia, ir jinai pradėjo iš manęs tyčiotis, tipo, kad, tipo, nu ir ko tu čia ieškosi, nežinai ko ieškoti, tai ką tu čia ieškosi ir tokiu tonu, ir atrodo, pasijaučiu kaip durnelė, žinai, ir vienu žodžiu, jinai pradėjo taip pakabinėtis prie manęs. Ir tai, kad tiesiog atsakytų į klausimą, kas tai per dydis, kokia tai medžiaga ir panašiai, tai jinai pradėjo iš manęs tyčiotis prieš visą klasę. Ir aš realiai sėdėjau, nežinau, kur sulysti kokią žemę ir atrodo nesinori draskyti akių ar dar kažką tai, bet labai nemaloniai jaučiausi ir pradėjo prikaišyti, kad tai čia visiems buvo sudiktuota, visi užsirašė čia, sakau, manęs nebuvo tuo metu. Tai jinai pradėjo aiškinti, kad tai kas kaltas, kad nebuvai, tai reikėjo nusirašyti nuo klasiokų, nuo grupiokų, žinai, sakau, tai kad aš nieko čia nepažįstu, sakau, ne vieno žmogaus. Sakau, oi, sako, tai ką man dabar tau draugų ieškoti, neturiu draugų, jinai matai, tai aš tau čia draugų nesurasiu. Nu, va taip pradėjo ir aš galvoju, eik tu savo, ta prasme, aš realiai ten ateinu, granai ant pamokos laiko, atsisėdu į savo vietą, pasimokinu ir aš išeinu. Per pertraukas, aišku, kai visi prie kabinetų laukiam kitos paskaitos, taip, tai būtų momentas, kada galėtume pasikalbėti ar dar kažką tai, bet nieks manęs nei kalbino, nei aš ten jūs kalbinu. Paskui, kaip supratau, jie turi savo bendrą messenger chatą, į kurį manęs nieks nekvietė, apie kažkokius laboratorinius, kad kokia ten nevyks ar kad kažko tai reikia užsirašyti ar žinoti. Nieks manęs irgi neinformuoja, nesidalina tą informaciją ir
kaip pati mokytoja, pavyzdžiui, dėstytoja, žinodama, kad manęs nebuvo 3 savaitės, aš prisijungiau tik rugsėjo gale, o jinai jau visą medžiagą davusi studentams yra, tai galėjo bent jau informuoti man, kad va, bus laboratorinis darbas, nusirašyk čia, susižinok duomenis kažkokius, tai ar dar kažką tai, ar pati būtų pasakiusi ir davusi kažkaip užsirašyti, bet jinai nieko manęs neinformavo, aš tiesiog atėjau į fizikos pamoką, pasirodo, čia bus laboratorinis, apie kurį nei bū, nei me, nes tai yra pirmas laboratorinis mano iš vis ever gyvenime, apie kurį neturėjau net žinių jokių, kad tokie dalykai dar vyksta. Ir apskritai fiziką mokiausi, Jėzų, prieš 16 metų, tai apie ką mes kalbam. Tai vienu žodžiu, buvau šokiruota jos tokio elgesio, nes prieš visą klasę mane pažemino. Tai, žodžiu, realiai, nežinau, paskui išėjau ir kitą paskaitą, pabaigiau visus darbus rankom drebančiom, nes šiaip netaip su tokio ironija ir pasityčiojimu drėptelėjo, kas tai per medžiaga, vienu žodžiu, su kuria aš dirbsiu ir vienu žodžiu, tai šiaip netaip pabaigiau tą pamoką. Ir kitos paskaitos metu reikėjo susiskirstyti grupelėmis, tai vėlgi likau viena ir po tokio pasityčiojimo, kokį patyriau tada prieš visus, tai realiai, susigraudinau, aišku, gavau išeiti iš klasės, paverkiau, nusiraminau, susijėmiau, grįžau į klasę, šiaip netaip prisitryniau prie mergaičių, bet ir tai dėl to, kad dėstytojas matė, kokia yra situacija ir mane tiesiog priskyrė. Pasakė, kad būtinai mane paimtų kažkas tais ir paskyrė kur, nes be jo tai aš būčiau likus vienu žodžiu. Tai labai mane tada tuo metu suėmė visas tas dalykas, tas vienišumas, tas atskirimas. Atrodo, nesinori būti tikrai ir atskirtai, nei aš ten rapsuota kažkokia, tai nei aš ten kažkokia iš kitos planetos ir visa kita, irgi atėjau mokytis. Kaip ir visi, bet tai yra tokie dalykai. Bet, kaip sakau, aš dėl klasiokų, tai aš ten nepergyvenu, o mokytoja, tai ta dėstytoja, tai jinai neturi jokios teisės taip elgtis, šitaip su manim kalbėti, grubiai ir pasityčiojančiai. Tai iš tikrųjų labai skaudu buvo tą dieną, buvau labai tikrai ir emocinga ir nežinau, negalėjau išmesti iš galvos. Dabar jau praėjo savaitę laiko, tai galiu ramiai normaliai apie tai pakalbėti, bet man kas labiausiai yra stebėtina, kad netgi jau tokiais laikais, jau kiek metų praėjo, tų tokių, kur atrodo senamadiškai tie laikai ir kažkaip, ir nežinau, kai viešėdavo tas iš dėstytojų pusės kažkoks psichologinis smurtas ir tikrai tikėjau, kad šiais jau laikais nebėra tokių dalykų, kad visi labai jaunatviškai, kad visi labai yra priimantis ir tikrai yra daug besimokančių vyresniam amžiui ir 30 plus ir daugiau netgi ir nieks nėra išskiriama, arba bent jau aš nežinau ir negirdėjau, bet šiaip visi dėstytojai tikrai labai faini ir malonus ir tikrai neturiu prie ko prikibti, bet jinai matosi, jinai yra vairiausia iš visų jų ir matyti, jai atrodo kažkaip kitaip visą tai ir jinai kažkaip labai jau bjauriai elgėsi jau pirmą dieną, kaip atėjau į pirmą pamoką, jau man įspūdį sukėlė, kai jinai prisikabino ten prie mokinių, kad ten nenorėjo kažkokių ten darbų padaryti, kad gautų pažymį geresnį kontroliniam darbe. Ir tenais moralą atskaitė visiems, tai galvoju, oho, tai čia jau perliukas. Bet kai su manim tai pasielgė, realiai išsityčiojo prieš visą klasę, ten aš jau į smulkmenas nesileisiu, bet daugmaž jau plus minus, kaip ir apibūdinau tenais, bet sakau, šitaip, kad elgtis, kokią jinai turi teisę su manim taip elgtis, aš jau ne kažkokia piemburnė, o jeigu ir būčiau daug jaunesnė, jinai vis tiek neturėtų teisę su manim elgtis, nei su vienu mokiniu neturi taip teisės elgtis, nei vienas dėstytojas, kad atsistoti ir tyčiotis prieš visus. Ir tada, kad tiesiog atsakytų į klausimą, nes aš tiesiog net tuo metu nesimokinau, tai nebuvo taip, kad aš tiesiog neėjau į paskaitas. Tai buvo, kad aš tiesiog įstojau 3 savaitėm vėliau. Ir viskas, aš turiu lygiai tokią pačią teisę gauti žinias, gauti informaciją ir mokytis ir gauti galimybę, kaip sakant, atsiskaityti kaip ir visi. Ir vienu žodžiu, tai ir dėja, aš šito supratingumo tokio nesulaukiau, buvau pažeminta ir tikrai nežinau, kaip bus toliau. Šiandien turėjo būti fizikos tas kontrolinis, tai aš tiesiog specialiai nejau, nes aš nebuvau tas 3 savaitės, kai jie mokinosi visus tos dalykus, tai aš savo laiku išsimokinsiu, viską persižiūrėsiu, persiskaitysiu, nes dabar tiesiog fiziškai neįmanoma man viso to padaryti ir dėl to savo laiku atsimokinsiu ir man turės vis tiek suteikti galimybę tą kontrolinį parašyti savo laiku vėliau. Tai aš nežinau, kaip bus kitą kartą, kai aš ateisiu, bet jeigu jinai man vėl draskys akis ir kažką tai kalbės, tai aš eisiu tiesiog tiesiai pas
tam tikrus žmonės atsakingus ir tikrai bus kalbėta ir tikrai neleisiu, kad mane ten kažkaip tai išskirtų ar menkintų ar dar kažką. Tai va, tai labai gaila, kad tokie dalykai vyksta, tikiuosi, kad kuo mažiau tokių dalykų vyksta, kad jeigu kažkas taip pat patyrė panašių dalykų, pasidalinkit, labai įdomu, ar dar kažkur vyksta tokie dalykai, kaip kad dėstytojai užsisėda, ar kažkaip tai panašiai elgiasi, tai va, būtų labai įdomu išgirsti, sužinoti. Tai va, o toliau tai ką, pabaigsiu darbas, keliausiu miegoti ir rytoj 4 paskaitas. Tai nuo ryto, ačiū Dievui, kad paskaitos nuo 9, ne nuo kokių 8, nes labai anksti ryte, čia pas mumis belenkoks trafikas, belenkiek būna mašinų, tai realiai 1,5 valandos vos nevažiuoti iki Klaipėdos reikia iš Lietuvos, kur mes gyvenam, nors nuvažiavimas šiaip 20-30 minučių, vien prasėdi kamštyje, vos ne valandą laiko. Tai va, tai ačiū Dievui, nes tokiu metu, kaip maždaug aš išvažiuoju, ten po 8:20, tai visiškai normaliai trafikoje nėra. Tai ačiū Dievui ir galiu normaliai biškai pamiegoti, nes kai nueini pirmą nakties, tai jau sunkiau yra keltis. Tai va, tai kadangi nejau fiziką šiandien, tai galėjau pamiegoti, pailsėti, iki 11 išmiegojau, nors žadėjau keltis 9 pasimokinti, bet tiesiog nepajėgiau, nes labai iš tikrųjų intensyvus tas mano dabartinis gyvenimas, tai labai mažai to poilsio, miego. Tikrai daug kas svarsto, kiek aš ilgai tempsiu, tai aš ir pati nežinau, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, kad, kaip sakant, neatkrisiu, kad nepasiduosiu, kad atlaikysiu visą šitą, kad viską savo laiku po truputėlį pasivysiu ir viskas, kažkaip atsiskaitysiu ten ir viskas. Tai va. Tai nežinau, žiūrėsiu, tai gal rytoj dar prigriepsiu jūs ar kažkurią tai kitą dieną, kad maždaug parodyti savo truputėlį tos kasdienybės, kas pas mane vyksta. Tai va, o šiandien tiek, iki kito susitikimo. Nu ką, labas rytelis. Mano rytas daugiau mažiau atrodo štai taip, apsikrovus darbom, tašiam, nesimato mano rankinukas, va. Nu, žodžiu, pilnom rankom lekiu. Tai dabar pirmiausia 2 paskaitos ir tada po to varysiu į reabilitaciją dėl kojytės. Bus mankštelė ir po to į darbą ir šiandienio ofise sėdėsiu iki 1. Tai va, tai lekiu, kol dar nuvažiuosiu, oras lievas, lietus lyja, paskutinį kartą filmavau antradienį, šiandien 4. Tai pasimsiu jūs kartu šiandien irgi. Nu ką, aš esu jau po paskaitų, 2 paskaitos šiandien buvo ir dabar lėksiu į reabilitaciją. Suriukas mano kameros angle nelabai gera, bet nežinojau, kur pritaisyti. Kaip sakant, mašinui, kad galėčiau važiuodama pafilmuoti. Tai vienu žodžiu dabar važiuosiu į reabilitaciją. Ten ilgai truksiu kokią valandą ir tada iki darbo turėsiu dar, man atrodo, apie porą valandų, nes darbas 4. Tai va, tai skaitykim, reikės susirasti kažkokią vietelę, kur nueiti ir, nežinau, koks čia kelias baisus, tai ratus pamest galima. Nu, reikės susirasti vietelę, kur nueiti ir namų darbus biškai padaryti. Nu, pasimokinti biškai, nes namo tikrai nevažiuosiu. Čia dėl, kaip sakant, kelių valandų tokį kelią. Tai, nežinau, žiūrėsiu gal į kokią kavinę nueisiu, pavalgysiu pietus tuo pačiu ir išnaudosiu savo laiką naudingai. Tai va, ir aišku, galėčiau gal iki darbo nuvarį, bet darbė man parkingas nemokamas yra tik tai nuo 15:04. Tai, žodžiu, man iš parkingą tada reikėtų mokėti, jeigu taip. O šiaip žadėjau grįžti į kolegiją, mokintis, varyti biblioteką. Ir nusprendžiau, nežinau, vien dėl to, kad čia parkingas nemokamas yra, prisiparkuoju, ramiai nueini, atsisėdi ir mokiniesi, yra internetas ir visa kita. Ten da bibliotekai kompai papildomai yra, jeigu ką. Nu, bet kažkaip galvoju, atgal važiuoti, vėl atgal eiti su visom tom darbom. Tai nežinau, dar neapsisprendžiau, kaip darysiu, ar grįšiu vis dėlto į kolegiją mokintis, daryti tų darbų, ar kažkur tai kitur nutūpsiu. Priklausys nuo to, ar aš rasiu kažką, ar aš kažką tai rasiu aplinkui, kur galėčiau nuvaryti. Tai va. Pirmą kartą realiai filmuojuosi ir vairuoju. Tai tikiuosi nepadarysiu avarijos. Ai, blemba. Iš tikrųjų, kaip palengvėjo gyvenimas, kai įsigijau mašiną. Ta prasme, aš jau taip seniai norėjau, taip seniai svajojau
Vienu žodžiu, niekaip neišėjo man, vis aplinkybės nesusiklostydavo. Na ir pagaliau pasidovanojau savo tokią dovaną gimtadienio progą. Gerokai dar prieš gimtadienį, žinoma, bet vis tiek pasidovanojau savo tokią dovaną ir nusipirkau. Tai buvau po operacijos jau, dar atsimenu, važiavau į mašinas ieškoti su ortopediniu batu. Tai va, tai ir... Jo, tai šiaip ne taip ir susitvarkyti reikėjo, tai dar nusipirkus mašiną dar 750 sumokėjau už remontą. Paskui bairis buvo, kad vieną kartą, manau, žodžiu, iš SMK, kai važiavau į SMK parašyti prašymą, kad išeinu. Ir, blema, kur reikia užsipilti. Tai kad išeinu, rašyti prašymą ir ten realiai 15 minučių tik sustovi ir paskui nuvariau ten šalia netoli į Maksimą, žodžiu, pasistačiau mašiną ir išvariau parduotuvę. Grįžau, greitai sėdau ir nuvažiavau į, vienu žodžiu, į darbą ir tik darbo aikštelėje pamačiau, kad kažkas pavogė mano valytuvą lango. Nublema, galvoju, kam gali prireikti valytuvo vidury baltos dienos, prie pat parduotuvės realiai. Ta prasme, prie įėjimo mašiną beveik pasistačius buvau. Aišku, ne tose neįgaliųjų vietose, o normaliose vietose. Truputį pait reikėjo, nebuvo taip pat ten visai ant įėjimo. Normalioje vietoje, kaip tai priklauso, kaip galima, nu ir kažkam užknėtėjo pirštai. Tai pamačiau, kad buvo pastatytas tas laikiklis to valytuvo ir žiauriai susinervavau, nes paskui jį kai nuleidau, vienu žodžiu, tas metaliukas, jisai sugadino langą mano mašinos, realiai jisai skilo ir dabar didžiausias yra įskilimas per langą, paskui parodysiu, vienu žodžiu, tai žiauriai susinervavau, tai dabar reikės langą visą keisti, nes jau niekas nebesutvarkys kitų būdų, tik tais jau keitimas to priekinio stiklo, arba kaip vadinasi priekinis stiklas, tai va. Nu ir vienu žodžiu, tokios tokelės, kaip sakant, tai nusipirkau ten, pasikeičiau tos valytuvus, bet jau stiklo dabar nepasikeisiu, tai kol kas dar važinėju, man dabar prioritetas bus padangos, žeminės pasikeisti, jau šį mėnesį reikia. Nu vienu žodžiu, įsigyji mašiną ir atsiranda daugybė visokių išlaidų. Tai va, tai tom išlaidom turi būti pasiruošęs, kai perki mašiną, tai galbūt dėl to tos mašinos anksčiau niekaip ir neįsigydavau, nes visą laiką atrodo būdavo ant ko išleisti tos pinigus. Ir vienu žodžiu, kažkaip tai, nežinau, dar vis kentėjau. Tai va, ačiū Dievui, dabar jau pagaliau nusipirkau, galiu ramiai savo važinėti, nes anksčiau užsiknisdavau su autobusu, nei darbą nuvažiuosi, nei miestą su reikalais, nei dar kažką. Tai apsikrovus tom terbom, kai turgaus boba, žodžiu, varinėdavau ten su tais autobusais, nu žodžiu, tragedija. Man iki miesto su autobusu, iki tam tikros vietos nuvažiuoti būdavo apie 2 valandas. Nes kol aš nueidavau, kol iki stotelės, žodžiu, kol aš nuvažiuoju, kartais per autobusus reikėdavo važiuoti. Žodžiu, absurdas, tragedija. Nu, dabar čia bus žiauru, nes čia į Lornos tą aikštelę įsukti, tai tokiu metu tai yra tragedija. Jau nekalbu apie parkavimo vietą susiratimą. Čia buvau gavus baudą. Na, parkavimo vieta yra, dabar klaustukas, prisiparkuoti. Gerai. Iš tikrųjų dar nesu normaliai apsipratusi su tą mašiną. Jau pabiški, bet vis tiek. Šį mašiną žadėjau pirkti mažytę, bet gavos taip, kad nusipirkau laivą didžiausią. Ford Mondeo. Tai įsivaizduokit. Su tokiu laivu dabar išlaviruoti čia. Kai yra tokios mažos parkavimos vietos, tai žiauru. Prisiparkavau. Tai va. Kiek šito valandų, dar turiu 20 minučių. Tai pasimsiu jūs dabar normaliai. Nu va, tai vienu žodžiu, jo, kur aš čia baigiau pasakoti, tai va, tai padangas, viską, tai sakau, kaip turgaus bobas, sakau, lakstydavau, tai vienu žodžiu, ačiū Dievui, šiaip ne taip, nusipirkau, jau seniai žadėjau iš tikrųjų, bet kai dirbi su individualia veikla buvo viena, tada susiradau darbą, kurį padirbau, išėjau, nepatiko man tenai, tada išėjau iš ten, perėjau į kitą darbą, nu žodžiu, o kai nori gauti, pavyzdžiui, kažkokį tai lizingą ar paskolą, tai automatiškai jau turi būti pradirbta 4 mėnesiai be pertraukos naujoje darbovietėje.
Nu tai va, tai taip gavosi, kad vis niekaip neišdirbdavau, visos tai ar pertraukos, ar dar kažkas, ar kažkokie dar planai. Nu ir va, taip ir niekaip negalėdavau. Nu tai va, pagaliau turiu savo mašinytę ir bairis, kad tame, kad aš norėjau pirkti Audi ir buvau užsitikrinus, kad tik baltą Audi A5, 4 durų, visur bandžiau surasti, aišku, niekur negalėjau rasti. Ten keli variantai buvo, tai man arba kaina netiko, arba atrodė per pigi, vadinasi, reikės dar daug įkišt. Tai nenorėjau papulti ant tokių ir dėl to nepirkau. Tai žodžiu, gavos taip, kad paskutiniu momentu jau tiesiog nuvažiavau su sesė ir švogeriu, parodė ten kretingoj keletą aikštelių, tai va tenais apėjau ir nebemačiau nei vienos baltos audinės, aišku. Ir apskritai labai mažai audinių buvo tokių, kaip aš norėjau. Nu ir tiesiog gavos taip, kad atėjau, pamačiau šitą. Ford Mondeo šitą mašiną yra, aš airiai gyvendama Ford Focusą turėjau. Tai visai man buvo smagi tokia mašinytė, mačiau ten ir Ford Focusą, jau čia gundžiausi pirkt, galvo mažytę, lengvai laviruoti čia bus, visur tilpti ir visa kita. Nu, bet paskui pamačiau šitą, įsėdau ir viską sakau. Nenoriu jokių Ford Focusų. Gavosi taip, kad ieškojau Audi, bet išvažiavau iš aikštelės su Ford Mondeo. Tai va, tai vis tiek žiauriai happy esu, labai graži mašina, erdvė, patogi, vienu žodžiu, su visokiais pribumbasais, kur dar nei pusės nežinau. Tai va, tai žiauriai laiminga esu, tai paskui ir gimtadienį atšvenčiau per tą laikotarpį, kuris buvo super crazy, draugi Šarės dar atvažiavo aplankyti, nu žodžiu, buvo nerealus, iš tikrųjų rugsėjais, daug visko, daug visokių įvykių, kaip sakau, pakeičiau ir tą mokyklą ir viską, nu žodžiu. Tai va, tai dabar eisiu į reabilitaciją, man bus mankšta ir kažkoks magnetas, rytoj irgi, paskui kitą savaitę irgi ten kažkuriam dienom nueisiu, bet kitą savaitę labai crazy su paskaitom, tai labai bus sunku suderinti, tai man atrodo, kitą savaitę beveik nėra, man vizitų vos gal keli. Nu, žodžiu, tai per kelias savaitės yra man paskirstyta, paskui reikės grįžti vėl pas gydytoją vėl dos antrinę, bus dar daugiau procedūrų. Nu, tai va, tai žodžiu, man nusimato keli mėnesiai dar reabilitacijos ir tik po to vėl grįžti pas gydytoją ir tada gal pagaliau jau galėsiu, kaip sakant, grįžti normalų ritmą, bus kojytė atsistačiusi. Tai labai to tikiuosi. Tai va, o dabar nieko nebelaukiu, varau į reabilitaciją, sak noriu atėti anksčiau, tikiuosi nereikės daug laukti, nenoriu per daug čia ir plepėti, tai susimatysim kokiam nors kitam kadre. Nu ką, labutis, tai vakar taip ir nepabaigiau vlogo ir jaučiu, kad pabaigsiu šiandieną dabar, nes jau nemažai pripasakau čia per šitą savaitę, tai tiesiog galvojau, pasimsiu kamerą ir greitai nufilmuosiu, vienu žodžiu, nežinau kaip čia ranką čia pasidėti, laikyti kažkaip nepatogu. Nu žodžiu, tai dabar iš po paskaitų atvažiavau į reabilitaciją vėl, tada po reabilitacijos vėl į darbą, vienu žodžiu, tai va taip pat ir lakstau aš šitom dienom. Šiandien esu miegojęs gal kokias 4 valandas, tai žiauriai miego noriu, esu pavargusi. Tai paskaitos metu vos neužmigau auditorijoje, dar tokios patogios kėdės gan buvo su tokiais ilgais aukštais atlašais, tai galvą vos padedu ir atrodo to atsijungsiu, ant tiek nuovargis pradėjo hytint, tai žiauriai. Tai žodžiu, pirma paskaita buvo tokia taip gryna sausa teorija, tai tikrai vos neužmigau. Praėjo tokia moteris ir žiūri, kaip aš F kameroje filmuojasi. Oi, blemba. Aš jaučiu dar visiems labai keista, atrodo ypatingai tiem vyresniems žmonėm, kai kažkas kamerą pasiema, šneka, kalba, galvoja, kad keistuoliai, ką čia daro. Tai va. Tai žodžiu, pirma paskaita buvo apie tą profesinę komunikaciją, antra paskaita taip pat, bet pirma buvo teorija, o antroji davė rašyti. Tai žodžiu, aš per pertraukėlę 15 minučių beveik visi išėjo iš auditorijos, tai biškį nusnaudžiau tiesiog vietoj, realiai užsimerkiau akis, atsirėmiau į tą atlašą ir manęs atrodo nebeliko tai 15 minučių. Nu kaip, aš ten budriai buvau, vis tiek atsimerkdavau kas 5 minutės, bet realiai jo, man tos 15 minučių tokio power, tokio nap labai padėjo biškį atsigauti, nes visai negalėjau net galvos nulaikyti, ant kiek buvo nuovargis, tai žiauru. Tai šiandien yra penktadienis, va taip pat visa savaitė atvaryta, tai tikrai jaučiasi tas pavargimas. Tai va, nu, bet ką padarysi? Tai va, ir dabar turėjau dar biškį laiko, tai va, rašiau jums šitą tokį trumpą update'ą. Ir lieksiu pasikankinti vėl į tą reabilitaciją, tikiuosi šiandien manęs nekankins labai smarkiai, nes vakar tai išlaužė konkrečiai, žiauriai skaudėjo, net rėkt norėjusi, tiesiog raičiausi aš ten ant to stalo masažinio, kad nafik, tai labai skaudėjo iš tikrųjų, be gailesčio. Tai va, tai tikiuosi šį kartą taip nebus, apskritai reabilitacija man labiau patinka baseinė, negu ten kažkokias mankštas, nes vakar kaip tenais jisai man ten ką rodė daryti, tai jokios naudos, aš pati daugiau pratimų žinau iš prieš tai buvusių reabilitacijų, negu kad jisai man ten kažką vakar parodė.
Tai jo, tai aš šiek tiek ant to nusivylusi, nu, bet tikiuosi šiandieną bus geriau, šiandien kažką daugiau parodys, tai va, kažką daugiau gal padarysim. Nu ir viskas, ir ką. Nieko, tai atsisveikinu dabar šitam video vlogui, kol kas tiek, trumpas update'as. Žiūrėsiu, kada man pavyks čia jį sumontuoti ir įkelti. Ir dar yra labai daug prifilmuotas medžiagos, kurios taip ir neturėjau galimybės dar įkelt ir sumontuoti, nes kai prasidėjo visi darbai, tai tiesiog viskas labai nutrūko, bet nepykit, žmogiškas mano šitas dalykas yra, nes dabar labai daug pokyčių ir tiesiog aš fiziškai nepajėgiu, labai mažai miegu, labai daug protinės veiklos, judesio, lakstymo, tai tiesiog yra neįmanoma. Tai, kaip sakant, bear with me, kantrybės truputėlį ir su laiku po truputėlį vėl įsivažiuosiu į video kūrybą ir kaip sakant, pradėsiu vėl toliau kelt. Tai niekur nepabėkit. Tai va, aš dar grįšiu. Ir grįšiu su trenksmu, manau. Tai va, gerai tada. Tai kol kas šiandieną tiek ir čia.